Pati dažniausia problema, bent jau į mūsų kliniką ateinančių žmonių, yra viršutinės pečių juostos įtampa, skausmai, rankų tirpimai, galvos galiausiai skausmai. Ir prie tokių atvejų, aš nesakau, kad visą laiką, bet pakankamai dažnai tenka žmogui pratempti kojas. Atrodytų labai keista, bet tai yra susiję su fascija. Tai fascija yra ta tokia plėvelė, kuri tarp raumens ir odos. Jinai labai dažnai būna sustingusi ir neleidžia raumeniui pilnai funkcionuoti, nepilnai aprūpina krauju, prilipina odą prie to raumens ir judėjimo funkcijos baisiai sutrinka. Tai tokiu atveju mes tempiam kojas, aišku, pacientui viskas būna paaiškinama, dėl ko skaudant galvai mes tempiam koją, o paaiškinimas tai būtų labai paprastas. Ta fascija, ji prasideda čia, tvirtinasi prie šitos vietos, keliauja žemyn, eina lygiai ties juosmeninė vieta, ji kryžiuojasi, nueina toliau žemyn į kojas ir iki pačių padų. Tai kada mes šitą visą reikalą pratempiam, paguldom žmogų ant nugaros ir tiesiog lengvai pratempiam kojas. Nepatikėsit, stebuklai, iš karto atsileidžia momentaliai galvos skausmai ir pečių juosta taip pat pralengvėja. Negalima to taikyti visiems. Reikia tiesiog pirmiausia padaryti diagnostiką, įvertinti būklę ir ar tikrai tai yra tikslinga daryti. Fascija eina dar šitoj vietoj. Tai masažo galą mes dažnai padarom šitaip, lengvai iš lėto palei stuburą. 2 cm nuo stuburo jau yra saugi zona. Šitą daryti gali ir šeimos nariai, kada reikia atpalaiduoti visą šitą raumenį. Labai iš lėto. Tai yra plėvelė. Yra nervų išėjimo vietos. Jas irgi pagal tam tikrą simptomatiką reikėtų suaktyvinti. Visą tą fasciją, kuri čia taip praeina, labai gražiai, iš lėto truputėlį dar sujudinam. Iš vienos ir iš kitos pusės viskas visą laiką tą patį padarom.